Tebūnie Lietuva tokia, kokios nori jos žmonės. Mūsų tikslas – laisva Lietuva. Mūsų likimas – Lietuva. Te padeda mums Dievas. 1990 kovo 11 dieną Lietuvos aukščiausioji taryba paskelbė aktą dėl Lietuvos nepriklausomybės valstybės atkūrimo. Įstatymų buvo patvirtintas Lietuvos herbas ir himnas, priimta konstitucija, sudaryta Lietuvos Respublikos vyriausybė. Lietuvos valstybės nepriklausomybės atkūrimą lėmė 1990 metų vasario 24 dieną įvykę pirmieji po 50 metų laisvi ir demokratiniai rinkimai į Lietuvos TSR aukščiausiąją tarybą. Juos didžiulę balsų persvarą laimėjo Sąjūdis. Žmonės, balsuodami už Sąjūdžio kandidatus, suteikė jiems tautos įgaliojimus atkurti nepriklausomybę. Širdim klausykit, kai tarsit šitą žodį, tai ant lūpų pajusite medaus ir kraujo skonį. Išgirsit volungę per lietų šaukiant, užuosit šieno ir liepynų kvapą, regėsit baugų debesio šešėlį per lauką bėgant. Ir aš prisimenu būtent, kad tada studijavau Vilniuje, nuvažiavau iš Lenkijos būtent į Vilnių ir ten dalyvavau prie aukščiausios tarybos, būtent paskelbiant, su minėje žmonių stovint, buvo paskelbta ta nepriklausomybė, kas labiausiai įstrigo atminty, tai būtent tai, kad tuoj pat po paskelbimo buvo pašalinti nuo pastato visi sovietiniai simboliai. Ar girdit jau? Ar girdit? Girdim! L-E bus lie, T-U bus U, B-A bus va, Lietuva, Lietuva. Dėlsti nebuvo galima, nes kovo 12 Maskvoje turėjo įvykti TSRS liaudės deputatų suvažiavimas, kuriame planuoti TSRS prezidento rinkimai. Šiam įvykiui reikia užbėgti už akių. Mūsų krašto link mes pasijusime, kad esame ne tik Lietuva, bet ir laisva, nepriklausoma tauta. Kovo 11-osios reikšmė yra didžiulė. Visų pirma, todėl, kad nuo tos datos prasidėjo nepriklausomos Lietuvos gyvenimas. Aiškiai, buvo atkurta Lietuvos nepriklausomybė. Ir mes puikiai žinome iš Lietuvos istorijos, kad link kovo 11-osios buvo nueitas ilgas kelias. Nuo pat okupacijos pradžios lietuvių tauta nesusitaikė su savo prarasta valstybe. Dėl jos kovojo partizanai, rezistentai, daug žmonių nukentėjo, gindami, puoselėdami atminimą apie nepriklausomą Lietuvą. Ir būtent jų tos pastangos įsikūnijo kovo 11-ąją. Aišku, tai yra data, nuo kada teisiškai Lietuva buvo paskelbta pasauliui, kad Lietuva atstato savo nepriklausomybę, o po to truko dar ilgas procesas tos valstybės kūrimo, stiprinimo, kuris nesibaigia iki šiol, nes nepriklausomybę reikia stiprinti ir kurti nuolat. Vėlų kovo 11-osios vakarą už nepriklausomybės paskelbimo balsavo 124 deputatai. 6 susilaikė, prieš nebalsavo niekas. 3 deputatai buvo išvykę į Maskvą vykdyti svarbios valstybinės užduoties. Po balsavimo buvo sugiedotas Lietuvos himnas, nuimta sovietų atributika pakeitė vytis ir trispalvė. Taip, nepriklausomos Lietuvos atkūrimas pagrindinis ir neatidėliotinas uždavinys. Šitą pripažįsta visa Lietuva, drįstu teigti,
Šitą pripažįsta visos partijos, tame tarpe ir komunistų partija, kurios nariu aš esu ir išrinktas pirmuoju sekretoriumi. Tai pripažįsta ir Lietuvos persitvarkymo sąjūdis ir eiliniai mūsų žmonės. Istorinė akimirka. LTSR nebėra. Vėl Lietuva atgavo savo vardą. Lietuvos Respublika. Lietuvos Respublikos aukščiausioji taryba, reikšdama tautos valią, nutarė ir iškilmingai skelbė, kad yra atstatomas 1940 metais svetimos jėgos panaikintas Lietuvos valstybės suvereninių galių vykdymas ir nuo šiol Lietuva vėl yra nepriklausoma valstybė. Lietuvos tarybos 1918 metų vasario 16 dienos nepriklausomybės aktas ir 1920 metų gegužės 15 dienos steigiamojo Seimo rezoliucija dėl atstatytos Lietuvos demokratinės valstybės niekada nebuvo nustoję teisinės galios ir yra Lietuvos valstybės konstitucinis pamatas. Lietuvos valstybės teritorija yra vientisa ir nedaloma. Joje neveikia jokios kitos valstybės konstitucija.